Sveiki, krepšinio gerbėjai, esu komentatorius Vaidas Čeponis. Na ką, pagaliau galiu jūs pasveikinti su tikru pavasariu. Gaila, kad negaliu pasveikinti žalgiriečių su patekimu į Eurolygos įkrintamąsias varžybas. Na, bet kokiu atveju sezonas buvo neblogas. Norėjau padėkoti vyrams už pasiaukojamą kovą. Žalgiris buvo solidi, konkurencinga ekipa Eurolygoje. Dabar linkiu sėkmės kauniečiams Lietuvos krepšinio lygoje. Šią savaitę Žalgiris, manau, driokstelės, trinktelės durimis rungtynėse su Madrido Realu. O be to, šią savaitę mūsų laukia dar labai daug įdomių rungtynių. Kągi, nepamirškite prenumeruoti mano YouTube kanalo. Kągi, balandžio 11 dieną žalgiriečiai atsisveikins su šio sezono Eurolyga. Rungtynės su Madrido Realu, labiausiai tituluotų Europos klubu. Abiem komandoms tai jau nebus labai svarbios rungtynės, ekipos tikrai nežais iš karvės, Realas užtikrino pirmą vietą reguliariajame sezone, žalgiriečiai, manau, norės padovanoti šventę savo žiūrovams. Šiandien aš pasipuošęs, tikiuosi ir žalgiriečiai tikrai papuoš šitas rungtynės pergalę. Kauniečiai dar gali pakilti į 12 vietą turnyro lentelėje, pradžiuginti savo sirgalius. Na, o Realui tas mačas yra tik visiškai eilinis. Dabar pagrindinė Realo koncentracija į vietos čempionatą, kur Realas nukrito į antrą vietą. Liko nedaug rungtynių ir gali taip nutikti, kad Realas su Barcelona jau susitiktų pusfinalėje. Unicaja aplenkė Madrido komandą, taigi visas madridiečių dėmesys yra ten. Na ir Reale žaidžia labai daug super talentingų žaidėjų, tačiau jie, kai kurie tokie tinginiai, tikrai, manau, pasistengs išvengti traumų, pasitaupyti, o Žalgirio, manau, varomoji jėga bus žiūrovai, sausakimša arena. Na ir tikiu, kad žiūrovai kaip šeštasis žaidėjas padės Žalgiriui iškovoti pergalę. Spėju, kad dvikova bus rezultatyvi, komandos nepersistengs, jaučiu, gynyboje. Bus pelnyta galbūt tikrai 160 ar net 170 taškų ir prognozuoju Žalgirio pergalę 5-7 taškų skirtumų. Balandžio 12 dieną irgi bus velniškai įdomu. Mūsų laukia Graikijos ir Turkijos milžinų susidūrimas. Tai yra prie Olympiakos prieš Stambulo Fenerbahče. Šaro Kapela dar gali pakilti į 5 vietą. Na, tam reikia nugalėti išvykoje Pirėjo komandą, arba pralaimėti daugiausia 1 tašku, nes namie 2 taškais triumfavo Fenerbahče. Jeigu Turkijos komanda švęs pergalę, pakils į 5 poziciją ir tada labai realu jau ketvirtfinalėje pamatysime Fenerbahčės ir buvusios Šaro ekipos, tai yra Barcelonos akistatą. Bet manau, kad favoritas šioje dvikovoje yra Olympiakos klubas. Kodėl? Pirmiausia, dėl to, kad Fenerbahčė yra tipiška namų komanda. Paklausykite, savo aikštėje šį sezoną Feneris laimėjo 15 rungtynių iš 17. Tuo tarpu išvykose Stambulo krepšininkai laimėjo vos 5 kartus per 16 rungtynių. Spėju, kad Olympiakos triumfuos po labai įnirtingos, dramatiškos kovos, minimaliu skirtumu 1-2 taškeliu. Balandžio 13 dieną intriguojanti akistata Lietuvos krepšinio lygoje. Klaipėdos Neptūnas, esantis ant didžiulės bangos, priims Panevėžio 7bet Lietkabelį. Iki pirmadienio Neptūnas buvo iškovojęs 5 pergalės iš eilės. Pirmadienį klaipėdiečiai žaidė su jonaviečiais, taigi Voboras, naujasis treneris, tiesiog iš numirusių prikėlė Klaipėdos komandą. Ir tas faktas, kad Neptūnas labai gerai žaidžia su 7bet Lietkabeliu šį sezoną, atrodo, panevėžiečiai yra parankus varžovai klaipėdiečiams. Lietuvos krepšinio lygoje abu kartus laimėjo Uostamiesčio ekipa prieš 7bet Lietkabelį,
o Citadelė KMT serijoje tik per plauką sveiką kailį išnešė Panevėžio krepšininkai. Neptūnas, jeigu varys taip toliau, tai gali kilti net į 5. ir net 4. poziciją turnyro lentelėje. Panevėžiečiams dvikova irgi neįtikėtinai svarbi, kad jie išliktų 4. turnyro lentelės vietoje. Nebejoju, kad rungtynės irgi bus labai atkaklios, lygios ir nuojauta kužda, kad šį kartą vis dėlto triumfuos panevėžiečiai maždaug 5 taškų persvarą. Balandžio 14 dieną neįtikėtinai gardus desertas Kauno Žalgiris prieš Vilniaus Rytą. Nors turnyro lentelės požiūriu abiem komandom tos rungtynės nebus itin reikšmingos, tačiau šis derbis visada principingas, abiejų komandų žaidėjai tikrai užmirš kelintoje vietoje jie turnyro lentelėje, žalgiriečiai beveik užtikrino 1. vietą, Rytas tikriausiai liks 2, tačiau komandos, aišku, turi nesuvestų sąskaitų. Praėjusį kartą Kaune tik per Marytės plauką išlindo žalgiriečiai. Šį kartą jie bandys nežaisti su likimu, aišku, ir stengsis iškovoti užtikrintą pergalę, bet lengva nebus. Vilniečiai parodė savo milžinišką potencialą per 2 kėlinius su Panevėžio 7bet Lietkabeliu, kai suvertė panevėžiečiams net 69 taškus. Aišku, paskui Rytas lengvabūdiškai atsipalaidavo, leido varžovams priartėti, bet tie 2 kėliniai tikrai parodė labai gerą Ryto žaidėjų ir fizinę formą ir gana brandų taktinį pasirinkimą. Tai komanda žaidžianti uraganinį krepšinį. Gali būti, kad Žalgiriui šiek tiek neigiamos įtakos turės galbūt ir nuovargis patirtas rungtynėse su Madrido Realu. Tiesa, bus tų dienų ir atsistatyti. Žalgiriui labai truks Arno Butkevičiaus, buvusio Ryto kapitono, kuris ne tik cementuoja komandos gynybą, bet pastaruoju metu blikstelėdavo ir puolime. Ryto komandos privalumas, kad turėtų rungtyniauti visi pagrindiniai krepšininkai, aišku, jeigu niekas nesusižeis artimiausių metų. Šį kartą prognozuoju labiau įtikinamą Žalgirio pergalę, bet tikrai netriuškinamą. Žalgiris nugalės maždaug 10 taškų persvarą. Kągi, tai buvo mano komentatoriaus Vaido Čeponio prognozės. Mėgaukitės krepšiniu, mėgaukitės puikiu oru ir linkiu sėkmės, atsisveikinu iki kito karto.